Sveiki, mėlyjei, čia laida Lietuva sveiksta. Esu tuo įsitikinus ir pašnekovai, kurie čia studijoje sutinka apie tai su manimi pakalbėti, kažkaip irgi sutinka, kad galima matyti šitą pusę pasaulio ir matyti, kad jeigu teisingai elgiamės, teisingus sprendimus priimam, galim tą sveikatą išlaikyti kuo ilgiau. Toks tikslas yra. Šiandien šalia manęs Gytis Bendorius, kuris yra valstybinės ligonių kasos vadovas. Bet sutarėm su Gyčiu, kad visą jo vadovaujamą įstaigą labiausiai laikysim tokiu tarsi žmonių suneštų sumų sveikatos banku. Gytis, sveiki. Sveiki. Galim taip sakyti, ar ne? Kad jeigu mes turime banką, kuriame irgi pats laikau savo tam tikrus įneštus pinigus, čiagi jūsų užduotis yra teisingai sveikatai paskirstyti mūsų tam tikrus suneštus finansus. Taip. Pirmiausia, mes rūpinamės, kad piliečiai norėtų ir susimokėtų tuos mokesčius. Tai kiekvienas dirbantis moka apie 7% nuo savo atlyginimo į privalomą sveikatos draudimo fondą. Ir jis tiesiai pas jūs kad keliauja? Taip, surinka realiai praktiškai Sodra. Tai yra tarsi mūsų partneriai tam pinigų surinkimui, kad mums patiems nereikėtų užsimti, o piliečiams nereikėtų mokėti mokesčių keletą vietų. Tai tiesiog iš praktinės pusės. O tie, kurie nedirba, tai vaikai, studentai, pensininkai, kariškiai, kaliniai, už juos apdraudžia valstybė ir tada valstybės lėšomis jie yra apdrausti. Tai vidutinis dirbantysis šiemet sumokės į fondą apie 2200 eurų, o už valstybės draudžiamuosius valstybės sumokės apie 800 eurų. Kitaip sakant, žmogus, kuris nedirba, yra tarsi 800 tame banke turi savo sveikatai, tie, kurie dirba vidutiniškai, apie 2200 per metus. Tai yra sumokėjimo sumos. Tai be abejo, kad valstybės biudžetas sumokantis už nedirbančius žmonės, juk irgi ne iš oro paima tos pinigus. Tai yra irgi mūsų pačių pinigai. Taip. Per PVM, kuro akcizą, įmonių pelno mokesčius surinkti tų pačių piliečių pinigai. Tai galiausiai privalomas sveikatos draudimo fondas yra visų piliečių sunešti pinigai, kuriuos visuomenė susitarusi paskiria sveikatos reikalams tada, kai susirgs. Ir tai, suprantu, Gyti, kad metai iš metų, nes ir pavadinimas laidos yra tas sveiksta, metai iš metų ne tik, kad daugiau ir atsineša, bet daugiau ir išleidžiam. Taip. Nes didėja fondo kiekis, tai vis didėja. Ir taip ir ne. Absoliučiais pinigais fondas šiemet yra rekordinis 4,3 milijardo eurų ir atrodytų jisai per pastaruosius metus stipriai augo. Bet jeigu palygintume su bendrai visos Lietuvos bendrojo vidaus produktų, tai mes esame užstrigę ties maždaug 5% nuo BVP. Taip. Europos vidurkis yra apie 8,5. Yra šalių, tarkim, Vokietija išleidžia 11-12%. O tik klausimas, kodėl taip atsitiko? Todėl, kad mokesčiai yra šiek tiek mažoki. Jie išlikę tokie, kokie yra, ar ne, jau ilgą laiką. Tie 7% mes turime istoriškai. Yra tie patys. Valstybės biudžeto įmokos yra 7% nuo užpernykščios minimalios algos. Nuo 27 metų jie truputėlį didės, tos įmokos už valstybės draudžiamuosius. Nelabai reikšmingai, bet šiek tiek didės. Bet bendrai prasme visos Europos požiūrių mes truputėlį mažokai paskiriame savo sveikatai, o lūkesčiai nuolatos auga. O kodėl mažokai paskiriam? Kaip čia? Kodėl mums tiek gana? Kol kas išsiverčiam ir naujus vaistus kompensuojame ir ligoninės lyg tai dirba, bet galėtume išleisti sveikatą ir dar daugiau, bet tuomet reikėtų susimokėti šiek tiek daugiau mokesčių. Suprantu, kur trūksta? Gyti, kur trūksta? Diskusija yra visada sunkės. Oi, žinoma. Kiaušinis ar višta. Mokesčių mokėti per daug niekas nenorime. O lūkesčiuose yra keletas krypčių. Pirmiausia, tai be abejo yra naujausios technologijos. Dažniausiai mes girdime apie naujus vaistus. Nauji vaistai nuo vėžio,
nauji genetiniai vaistai. Prieš gal metus nuskambėjo turbūt istorija apie 2 milijonai eurų. Genetinis vaizdas, labai specifinė genetinė liga turintiems vaikams, kurių gimsta 1 arba 2 per metus Lietuvoje, ir jį suleidus, ta genetinė klaida truputėlį pataisoma ir vaikas beveik visiškai pasveiksta. Tai jo niekas asmeniškai negalėtume paskirti 2 milijonų eurų, kad ir kokiai sudėtingai situacijai, ir tik tai piliečių solidarumas, kai visi susidedame pinigų tiek, kiek galime, o po to jau kiek kam reikia, tiek išleidžiame, tik toks solidarumas leidžia visuomeniai būti civilizuotai ir padengti kartais labai ir brangius dalykus. Kaip čia vyksta, kur vertybinis čia stuburas rodomas yra, kaip priimami sprendimai. Kiek paties yra ten sprendimo, kad manau, kad taip reikėtų skirti. Nes aš suprantu, kad tų naujų vaistų ten gali būti ir 30 laukiančių eilėje, kągi tvirtinsim, o ko ne. Bendrai procesai Lietuvoje, kaip ir daug kur Europoje, yra labai stipriai sureglamentuoti. Ir jeigu pažiūrėtume į bendras proporcijas, ką fondas ar visi piliečiai išleidžiame savo sveikatai, tai tos proporcijos irgi labai panašios kaip Europoje. Pavyzdžiui, mes apie 17% viso fondo išleidžiame pirminiai sveikatos priežiūrai. Šeimos gydytojai, pirminė odontologinė pagalba, slaugytojai ir šiek tiek psichinės sveikatos. Apžiūra, kitaip sakant. Šeimos gydytojas išsprendžia apie 80% problemų. Tai yra labai plataus masto specialistas, kuris prižiūri pacientą nuo vaikystės iki senatvės, supranta vystymąsi pacientų motivacijas gydytis. Ir tam paskiriame apie 17%. Ir visoje Europoje tas skaičius yra tarp 17–15%. Vaistams mes skiriame apie 19% fondo pinigų. Vaistai jau čia tie, kurie kompensuojami vaistai. Ir vaistai ligoninėse. Visi į vieną keliauja, ar ne? Taip, apie 836 milijonų eurų. Taip. Šiemet ir tas 19% nuo viešųjų pinigų yra panašus skaičius visoje Europoje. Taip. Tai tas reiškia, kad labai skirstyti ligoninių kasų vadovui pinigus kaip ir nėra reikalo, kadangi yra protingos proporcijos, kurios nusistovėjo. Taip jau radot, ar ne? Atvykęs. Ir tai yra modernu, ir tai yra tinkama. Taip. Kai svarstome, ar kompensuoti kokį nors naują vaistą, tam yra valstybinės vaistų kontrolės tarnyba, kuri turi ekspertus, kurie įvertina, o kiek naujas vaistas yra geresnis už senąjį. Jeigu taip galima palyginti? Ir dažniausiai tą galime. Tam specialistai yra klinikiniai tyrimai, matematiniai skaičiavimai, farmakoekonomika, atskiras sritis. Ir suskaičiuojama, kiek maždaug galima būtų už tokį vaistą mokėti. Tuomet vyksta dėrybos su vaisto gamintoju, jeigu jisai sutinka prisiderinti prie mūsų įvertintos kainos, kurie atitinka sukuriamą vertę, kiek gyvybės išgelbsime, kiek pratęsimas gyvenimas, kiek sumažinamas skausmas. Tuomet mes įsitraukime į rezervinį sąrašą ir jeigu fonde turime pakankamai pinigų, perkeliame iš rezervinį kompensaciją ir tada žmonės jau tuos visus gali gauti vaistinėse. Panašus procesas yra ir su paslaugomis. Kai yra atrandamas koks nors naujas gydymo būdas, nauja operacija, nauji metodai, ką nors išgydyti, yra atskira komisija prie sveikatos apsaugos ministerijos, kuri vertina, ar tas būdas iš tikrųjų yra pagristas, ar yra mokslinių straipsnių, ar jis tikrai geresnis už dabar naudojimus. Ir įvyksta rekomendacija, kad jį reikėtų pradėti kompensuoti. Pavyzdžiui, neseniai į kompensaciją įtrauktas yra prostatos vėžio robotinės chirurgijos metodas. Taip. Nes prostatos vėžį galima operuoti atvirai, su skalpeliu, galima operuoti endoskopiškai, su nedėliais pjūviais ir galima dar subtiliau tą daryti robotinės chirurgijos būdu. Bet ten papildomas medžiagos kainuoja apie 1500 eurų. Taip. Ir įvertinus, kad robotinės chirurgijos metodas sukelia mažiau komplikacijų,
greičiau pasveikstama, mažiau nukraujuojama, geresnis bendri rezultatai ir efektas yra pakankamai didelis, yra apsimoka išleisti 1500 eurų kai kuriais atvejais tai robotiniai chirurgijai, tam, kad gautume per daug komplikacijų sumažėjimų, mes atgautume tuos pinigus piliečių sveikatos ar darbingumo sąskaitą. Ir tada toks daiktas yra įtraukiamas. Bet kai reikia nuspręsti, ar vaistus naujus, ar naują metodą gydymo, ar daugiau reabilitacijos. Nes visi ten pat dalyvauja. Taip. Šita vieta yra truputėlį subtilesnė ir čia tada dažniau groja tos ilgalaikės tendencijos, europinė patirtis, kad neišsimuštume kažkuriai vienai sričiai per daug. Ir čia gal šiek tiek sprendimui atsiranda erdvės, kad galbūt kažkam daugiau reikėtų, o kažkam liktai nuojauta sako, kad truputėlį per mažai yra, tarkim, psichiniai sveikatai. Nujaučiam, kad per mažai, proporcijos rodo, kad mažokai į ten liktai daugiau reikėtų investicijų. O tai kažkokia yra šalis, modelis, kuris mums patinka? Nėra idealios sistemos. Įvairiuose tarptautinėse susitikimuose girdim, kaip visų šalių sveikatos draudikai, politikos formuotojai sako, kas nors neveikia, ko nors trūksta, ko nors pinigai ne visai tinkamai panaudoti, galėjome geriau panaudoti. Tai visada procesas. Kiekviena šalis atranda savo metodą. O dėl ko gydytojai patys didžiuojatės, kad Lietuvoje taip yra? Ar yra sritis, kur taip nuvažiavus kolegoms pasakyti yra ką? Ir jie sako, ir mums parodykit, kaip jūs taip susitvarkėt. Iš ligonių kasų veiklos, bet tokio greitai neatspėčiau, bet iš bendros sistemos, tai dažnai mūsų visų keiksnojama e-sveikata yra pasididžiavimo vertas daiktas. Nieko savo. Kitose pasaulio valstybėse, Europos valstybėse, gali būti gerokai prašiau. Daug labiau fragmentuoto yra informacija. Vokietijos vienoje žemėje padaryta operacija, žmogus nuvažiavo į kitą Vokietijos kraštą, labai sudėtinga sužinoti, kas jam buvo padaryta. Ir Šveicarijos kantonai kiekvienas turi savo apskaitą. Lietuvos e-sveikata, jos duomenų integralumas, sugebėjimas panaudoti antrinius duomenis įvairiem tyrimam yra labai geras. Ligonių kasose vienas iš tokių dalykų, kurio mes gal didžiuojamės, nors jis nėra labai ypatingas, tai yra stabilumas, kad jeigu pamirštume jau 2008 metų krizę, tai iš po jos sveikatos sistema juda pakankamai stabiliai, už paslaugos sumokama, gydytojai gauna atlyginimus, slaugytojai, diegiamos naujos technologijos. Tai tas sklandumas, didelių skandalų nebuvimas, santūrus įvertinimas, kartais šiek tiek pasibarant ar pasakant iš anksto, kad gali trūkti pinigų, būkite atidus. Toks įspėjimas ir nusteikimas, manyčiau, jisai sukuria gerą atmosferą pakankamai ir kad tų pinigų vis dar užtenka, paslaugos teikiamos, piliečių sveikata gerėja, mes gyvename vis ilgiau, tikėtina lietuvio gyvenimo trukmė vis ilgėja. Dar greičiau. Tai rodo jau statistika. Iš lėto taip. COVID metu buvo duobelė, bet bendra tendencija yra, kad kasmet lietuvis gyvena vis ilgiau. Žinot tą jau skaičių? Dabar aš nepasakysiu. Buvo 77,5 metų, o paskutinio gal nepasakysiu. Bet taip pat yra gerėjantis nuolat ir sveiko gyvenimo trukmė. O kaip šitą numatot? Kurioje vietoje uždedat brūkšnį, kad va dabar jau prasideda, kai reikės žmogui mūsų pagalbos? Tas rodiklis yra labiau subjektyvus, nes žmonės apklausų metu tiesiog vertina, ar jų sveikata gera ar bloga. Ir tada vedami vidurkiai. Tai čia yra šiek tiek tokio subjektyvumo. Bet tas rodiklis irgi yra gerėjantis ir kas yra gerai Lietuvoje, kad jis didėja dar greičiau negu gyvenimo trukmė. Tai reiškia, kad mes sirgdami gyvename vis trumpiau. Bendrai gyvename ilgai, o sveiki gyvename dar daugiau. Tai tada ir ilgesnis pensinis amžius negaila, nes pakankamai būsiu sveikas. Taip. Tai šita vieta yra gera.
Kiti rodikliai, prie kurių mes galvojam, kad irgi su tinkamu finansavimu šiek tiek prisidam, tai Lietuva vis dar gerokai atsilieka su išvengimo mirtingumo rodikliais, bet jie labai stipriai gerėja. Nuo ko atsiliekam? Nuo Europos? Nuo visų. Europos esame ten turbūt paskutinėme. Per vėlai pradėjom? Ar kas čia atsitiko? Ko gero. Ko gero. Išvengiamas mirtingumas yra visos mirtys, kurios yra iki 75 metų, priklausomai nuo to, ar tai prevenciniam priemonėm išvengiamas ar gydymo priemonė. Tai kas čia? Jeigu jau ištiko pasitikrinimas, skiepai, kas čia įeina? Kas čia yra dvi stambios dalys. Ir medicinos priemonėm išvengiamas tai, kai žmogus jau susirgo. Tarkime, trauma, insultas, infarktas. Tai jeigu galima priskirti medicinai ir ją galima geriau padaryti, tai tada čia yra likti medicinos sistemos problema. O profilaktiniai priemonė išvengiamas mirtingumas, tai jeigu mes nejudame, nesiskiepijame, valgom per daug cukraus, druskos, rūkome, geriam alkoholį, tada šita dalis yra profilaktinė priemonė. Ir mes abiejose dalyse šiek tiek atsiliekam nuo Europos vidurkių, bet gerėjimas per pastarosius 10 metų yra milžiniškas. Aš kažkaip galvoju, kad čia toks šuolis turėtų įvykti. Man jausmas, kad čia, žinot, labai tokia į šoną pasakysiu, bet kai būna, kad atsiranda beigeliai ir jie iš pradžių atsiranda tik tai tam tikroji labai siauroj terpiai ir staiga tai pasklinda, sušiai kokie, ne? Atrodo, kad tik tai tam tikri supranta, kaip ten skanu ir tada staiga tampa labai visiems aktyviai valgoma. Tai kad mintis yra tokia, kad tas sveikumas ir kad čia nuo manęs priklauso ir kad šiti produktai man yra blogi ir kad sėdėjimas ant sofos man yra, kenkia. Tai yra tokio man jausmas, kad atsitiks kažkoks gerasis žaibas, kad mes visi kažkaip pradėsim kitaip elgtis. Jūsų optimizmas tikrai įkvepiantis. Jeigu daugiau žmonių pajudėtų, atidžiau valgytų, skiepytųsi, laiku nueitų pas gydytoją, o kai nereikia, neeitų pas gydytoją ir nevargintų ir neužkimštų kabinetų labiau sergantiems, tai tikrai gyventume ilgiau ir gyvendami būtume sveikesni. Ir man atrodo, liktų lėšų tiems, kurie nieko blogo nepadarė, bet susirgo. Ar teisingai suprantu, kad kai jūs sprendžiate tas tikrasias problemas, tai kaipgi tuos vaistus skirti, yra ligų, kur tu gimei tiesiog ir turi kažkokią ligą, dėl kurios negalėjai pasirinkti, nieks nieko negalėjo padaryti. Jinai yra. Kai mes jau jas patys užsidirbam tas ligas, yra truputį kitaip. Ir šitoje vietoje aš suprantu, kad mes galėtumėm prisidėti prie lėšų pataupimo. Ar teisingai mąstau? Taip, iš tikrųjų. Dalis ligų tikrai yra užgyventų. Jeigu kasdien gersime saldintus gėrimus, ir tai nėra ko stebėtis, kad po 20 metų susirgsim cukriniu diabetu, nes tiesiog kasa pavargo gaminti insuliną, kiek galima ir nustojo. Jeigu rūkysime, tai daug lengviau susirgsime plaučių vėžiu. Viskas įrodyta, visur mokslas. Tai čia reikia iš anksto rūpintis, bet po to, kai žmogus susirgo diabetu arba plaučių vėžiu, mes kaip civilizuota visuomenė negalim pasakyti, tai negydysim tavęs, nes tu čia pats savo pasidarai. Vis tiek civilizuotos visuomenės pareiga yra pasirūpinti visais piliečiais. Ir būtinai gydysim tokį žmogų, neprikaišiodami, nekaltindami, žinodami, kad tai jis pats savo šiek tiek pasidarė, bet tiesiog jam yra šiuo metu daug didesnė nelaimė ir nėra čia ko prikaišioti. Ir yra daugybė ligų, kurių niekas nepasirenka. Ne vienas vaikas nepasirenka susirgti kraujo vėžiu, bet apie 20-25 vaikai per metus susirga. Ir niekas mes negalėtume paskirti, tarkim, kraujo čiulpų transplantacijai 150 000 eurų, nes tiek kainuoja vaistai, procesas, įranga, darbuotojai, patalpos, kurie tos darbus atlieka. Tai reikia džiaugtis, kad visuomenė yra pakankamai brandi ir susimoka pakankamai mokesčių, kad galėtume tas bjaurias ligas išgydyti. Dalis nuo mūsų tų ligų tiesiog nepriklauso. Bet tuo labiau kartais būna pikta, kai žmonės patys prisišūkia tas ligas,
kurių galėtų išvengti. Arba nevartoja vaistų, kuriuos gydytojas paskyrė, ar netinkamai elgiasi. Tai čia gali tik tai juos užjausti, nes jie patys savo pasigadina tą. O žinom, šiaip visuomenė žino, kas jiems priklauso. Ta tokį, bet kas man priklauso? Kad man priklauso šeimos gydytoja, apsilankimas pas šeimos gydytoją, kažkokie kraujo tyrimai tikriausiai, tada, kada reikia, arba tada, kada yra profilaktika, kad patikros programos tam tikros. Ar jaučiat, kad žmonės šitą išmano ir elgiasi pagal tai, kaip galėtų? Mūsų kai kurios apklausos bendrai prasme rodo, kad lietuvių tas sveikatos raštingumas yra pakankamai geras. Kaip jūs įmatuojate? Ypač tą savo teisių žinojimą, aš moku mokesčius, man priklauso, tai mes dažnas pasako. Taip. Dabar to tikro rūpestingumo, jeigu jį pažiūrėtume, tarkim, kaip 65 plus amžiaus vyresni žmonės skiepėsi nuo gripo, tai šiaip savo. Lietuviai vyresni skiepėsi apie 60, tik tai apie 20%. Europos vidurkis yra 50%, skandinavai apie 80% pasiskiepė. Per metus apie 100 žmonių numiršta nuo gripo, bet kažkodėl nenori skiepytis. O čia tiesiog nueiti ir pasiskiepyti? Taip, mes užperkame kelius šimtus tūkstančių dozių gripo skiepų. Taip. Slaugytojai, šeimos gydytojai jos gauna, stengiasi suskiepyti maksimaliai, bet kažkaip vyresni žmonės nenori paskiepyti, nors jie yra ypatingoje rizikos grupėje. Visi turėtų skiepytis, tada ir užkrėsti savo artimai sumažėja šansai. Taip. Bet, tarkim, su skiepais nelabai gerai. Profilaktinės patikros dėl vėžio, daugelį programų mes esame netoli Europos vidurkio. Skaičiai nėra labai dideli, apie 40% piliečių lankosi profilaktinėse programuose, bet visoje Europoje panašus skaičiai. Taip. Nėra kaip europiečiai. Bet šiaip pajėgias įstaigos priimti, jeigu dabar būtų kur kas daug daugiau? Be abejo. Ten nėra sudėtingi dalykai. Mamografija ar prostatos specifinis antigeno kraujo tyrimas. Jie trunka taip trumpai, ten tikrai nesudėtingi procesai ir tą vėžį daug greičiau pagavus, jį galima būtų daug geriau sugydyti. Bet tai nėra mūsų problema, tai yra bendrai, matyti, žmonijos požiūrį šiek tiek, kad kol kažkas nenutiko, nelabai tikrinasi. Kol neskauda, tol vaikštau. Bet tie skaičiai iš lėto gerėjantis visoje Europoje, yra gerų šalių, ypač skandinavai, jie tikrinasi 70-80%. Kai kuriuose programuose jie mums yra geri pavyzdžiai, įkvepiantys, ką galima dar geriau nuveikti. Bet keiksnot lietuvius, kad nesirūpina, irgi nereikėtų. Man taip gera, Europoje per vidurį esame. Man taip gera, kad jūs vis atsiremiat, kaip atrodom tarp kitų šalių. Ir mūsų tas artimiausias visada lyginimasis būna su Latvijais, Estais tikriausiai. Pasakykit, kad Baltijos šalyse turim kuo pasigirti. Fondo prasme, tai ir su organizavimo, ko gero, tikrai turime kuo. Estai dabar turi ekonominių problemų, jų sveikatos fondas yra šiek tiek įstrigęs. Kas atsitiko? Ekonomika lėtėja? Šiek tiek, Estijos ekonomika ir ten fondas buvo labai priklausomas nuo vien tik tai dirbančiųjų įmokų. Supratau. Ir tada, kai stabtelėjo atlyginimo augimas, labai stabtelėjo fondo įmokos. Latvijoje nėra atskiro visiškai fondo, ten yra per biudžetą skirstoma ir šiek tiek toksai nuo vyriausybės požiūrė kiekvienais metais labiau priklausoma. Ar valdysena ir bendra fondo būsena Lietuvoje yra šiuo metu ko gero geriausia iš visų 3 šalių. Ar galėtų būti dar geriau suorganizuota? Tikriausiai gali. Ir sveikatos apsaugos ministerija imasi ten darbų, kad ta valstybės biudžeto įmoka šiek tiek didėtų. Bet piliečiai gali prisidėti prie geresnio fondo naudojimo. Prašau, aš irgi labai noriu, kad tuo ir pabaigtumėm. Kaip galim padėti? Tai iš tokių labai paprastų daiktų tai yra, jeigu jau gydytojas jums nustatė ligą, paskyrė gydymą, tai jo laikykimės. Net trečią, man labai patinka, gydytojai sako, trečią dieną pagaunu balkonę rūkantį, nors ką tik čia operaciniai žmogų atgaivinau gyventi. Tai ką jau kalbėti apie vaistus? Tai pertekliniai vizitai pas gydytojus Lietuvoje yra viena iš problemų. Ką vadinat pertekliniu?
kai šeimos gydytojas, tarkim, jau nustatė gerai diagnozę, paskyrė gydymą ir bereikia tik tai truputėlį pakeisti savo gyvenseną ir vartoti teisingai vaistus. Taip. Tarkim, nuo kraujospūdžio ligos ar cholesterolio ar nugaros skausmo. Ir nebūtina prašytis dar pas pulmonologą, kardiologą ar traumatologą dar vienos konsultacijos. Aš čia girdžiu tiesiog pasitikėjimo klausimą. Nu, tiesiog pasitikėti mediku. Taip. Tai viena dalis, kad pasitikėti ir laikytis gydymo režimo. Kitas, aišku, sveikesnė gyvensena šiek tiek. Ir ypač tol, kol esame sveiki, tuo metu reikėtų rūpintis. Ir šiek tiek pasportuoti, paauginti raumenis, lankstumą padidinti, pasižiūrėti cholesterolį, pasižiūrėti kraujospūdį. Labai nesudėtingi tyrimai gali. Čia niekas nekalba apie čempionatų rengimą, netapti čempionu, bet tiesiog prisižiūrėti, aktyvumo įtraukti. Ir paraginti savo artimą. Taip pat pasirūpinti. Taip. Yra tyrimai, kurie sako, kad jeigu tie žmonės, kurie vienais metais pasiskiepijo nuo gripo, yra labiau linkę pasiskiepyti kitais metais nuo gripo. Ir jeigu jų šeimoje kažkas pasiskiepijo nuo gripo, tai tie žmonės irgi yra linkę labiau tada skiepytis. Teisingai. Čia apie ką kalbam prie sekmadienio pietų stalo. Nu, jeigu kalbamės apie tai, kad, žiūrėkit, aš kažkaip praleidau šitą gripo sezoną, nes skiepiausi prieš tai. Tai vat visą tai veikia. Tai nesutinkas pasirūpinama savo sveikata, ta visa profilaktika ir negali išgelbėti gyvybę. Teisingai. Tai gyti, ar sveiksta Lietuva? Lietuva sveiksta kaip? Kaip jums atrodo? Lietuva sveiksta dėl to, kad piliečiai pradeda labiau rūpinti savo sveikatą tuo metu, kai yra sveiki. Piliečiai daugiau šiek tiek sukuria darbo metu, gauna didesnius atlyginimus, susimoka daugiau mokesčių. Dėl to sveikatos fondas yra didesnis. Tada galim paskirti naujesniam technologijom šiek tiek daugiau vaistų. Ir žmonės yra geresni vienas kitam, praleidžia per perėją, daugiau šypsosi, jeigu prisimintume prieš 20 metų. Ir tas irgi nuteikia, manau, sveikatos pastiprinimo link. Sutinku su jumis. Ačiū labai, čia buvo Gytis Bendorius ir šiandien daug kalbėjom apie pinigus, bet vis tiek jie visi apie sveikatą. Nes labai dažnai žmonės ne pinigų linki, o sveikatos. O šitie du dalykai irgi labai susiję. Ačiū jums visiems ir pasimatysime kitose laidose. Iki. Ačiū. Ačiū labai, Gyti.